Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD11 – automobilio priežiūra tavo rankose. Labas rytas! Labą rytą! Tai kaip jūsų sekmadienis, bičiuliai, labai tikimės, kad viskas yra gerai, nes mes šiandien jūs pakviesime nuvykti prie vandenyno. Tai ne šiaip savo kur nors, ar ten prie jūros. Aš tik taip šiek tiek norėjau pradėti. Nes šiandien mes jums pristatysim labai retą, labai unikalų, vieno iš sėkmingiausių gamintojų Fisker modelį Ocean. Taip. Kas yra su to Fiskeriu? Jisai tai mirė, tai atsigavo, tai vėl numirė, tai vėl ten Indijoje kažkas, tai dabar Kinijoje, Indijoje, Amerikoje ir dabar galų gale mes turime Austrijoje. Taip. Galvoju, Fisker. Sakau, čia taip, tokia yra sudėtinga šito gamintojo istorija, kad, bet yra negamintojo istorija, yra asmens istorija. Tai yra Henrikas Fiskeris. Jau esame rodę automobilį Karma Revero. Karma Revero priklauso kinam, o kinam jį priklauso dėl to, kad Fiskeris įkūrė įmonę Fisker, sukūrė automobilį Karma, tada subankrutavo, tada jį nupirko kinai, tiksliau nupirko likučius tos įmonės. Galite pasižiūrėti laidą apie Karma Revero pas mus YouTube. Ir Fiskeris nesėdėjo sudėjęs rankas, jis nusprendė, kad reikia dar kartą įkurti Fisker. Tas pats, kas nusipirto Volkswagen Passatą, bet vadintųsi Passat. Taip, labai gerai pasakėjai. Nupirko Volkswagen Passat ir pavadino įmonę Passat. O Fiskeris pasiliko savo pavardę ir galimybę įkurti dar kartą įmonę ir jis tai dar kartą padarė. Supratau. Dar kartą įkūrė Fisker įmonę ir šį kartą jau gamino ne įkraunamus hibridus, jeigu taip galima pavadinti, Revero ir Karma modelius, bet jau perėjo prie elektromobilių. Tai žiūrėk, jeigu jūs galvojat, kad jau gyvenime nesiseka, jūs paskaitykite Fiskerio tada gyvenimo istoriją. Tada suprasite, kad jums gal ir visai neblogai sekas. Bet iš tikrųjų, kad jums tikrai sektųsi įsigyti gerą naudotą automobilį, tai mūsų rekomendacija yra patikrinkit jį prieš perkant Car Vertical. Va štai čia irgi matau kėbulo numeris, stiklo priekyje, įsivedat kėbulo numerį į Car Vertical sistemą ir pasinaudoję mūsų nuolaidos kodų GAZAS dugną sutaupote 20% sumos ir svarbiausia sužinot visą informaciją apie automobilį. Ir prisidedat prie mūsų kūriamo turinio. O Fisker Ocean automobiliai jau paskutiniu metu buvo renkami Austrijoje. Bet labai įdomu. Tai galima sakyti, kad tai kaip ir europietiškas automobilis. Bet aš nematau ne vieno čia akcento, kas būtų susijęs su Austrija. Aš mačiau, ant ratų yra parašyta Los Andželas. Kad jie parašyta, kad jie yra Los Andželas, bet taip ir parašyta, kad jie based in Los Andželas. Gerai. Įmonė gal buvo based in Los Andželas, bet automobiliai renkami Austrijoje. Štai kaip ir turėtų būti geras ženklas. Bet vis tiek nepaėjo ir kiek žinau, labiausiai nepaėjo dėl to, kad tiesiog Fiskerį taip spaudė, žinai kas yra, jį taip spaudė investuotojai, jis taip stengiasi kuo greičiau paleisti elektromobilį į rinką. Taip, paleido jį į rinką, aišku, jis turėjo daug problemų, kadangi tik buvo paleistas į rinką, buvo tokių problemų, kad ten parkingas neįsijungdavo, durų rankenos neišlysdavo, daug problemų, kurias tikrai buvo galima ištaisyti programinės įrangos pagalba, bet jau buvo per vėlu, nes įmonė subankrutavo. Galime dabar pakalbėti apie patį automobilį. Šiandien turime versiją su 2 elektros motorais, galingiausia versija ir šiaip techniniai automobilio duomenys. Ant popieriaus yra daugiau negu geri. Šis elektromobilis turi netgi 113 kWh talpos bateriją, iš kurių naudotina yra 106, turi 2 elektros motorus ir bendrai elektros motorai generuoja 420 kW arba apie 570 arklio galių. Geri skaičiai. Automobilis, aš manau, kad turėtų būti skirtas konkuruoti su tokiu modeliu kaip Tesla Model Y, nes jis yra labai panašaus dydžio. Jo ratų bazė yra vos ilgesnė, bet bendras automobilio ilgis yra vos trumpesnis. Bet automobilis dydžiu yra labai artimas Tesla Model Y. Man tai automobilis atrodo, žinok, pakankamai gerai. Aš žinok, automobilis labai gerai netgi atrodo. Aš žinok, jį mačiau gatvėje ir galvojau, kas čia per mašina.
Man patinka tokie įdomesni automobiliai, nes tie mažesni gamintojai stengiasi iš to viso būrio kažkuo įsiskirti. Šitas automobilis save labai sieja su Kalifornija, su Los Andželu ir turi net specialų režimą pavadinimu Kalifornija. Kalifornijoje yra šilta, žmonės ten mėgsta šilumą ir kad jūs galėtumėte ją džiaugtis, Ocean modelis turi net specialų režimą, specialų mygtuką ant pultelio, kurį paspaudus šiek tiek pagalvoja automobilis, bet galiausiai nusprendžia atidaryti visus įmanomus stiklus. Atsidaro stoglangis, atsidaro visi šoniniai stiklai ir kas įdomiausia, kad atsidaro galinis stiklas. Man dabar reikėtų... Aš tai turbūt net nematęs, kad taip Aš norėjau tą patį sakyti, aš dabar galvoju, kad reikėtų labai ilgai pagalvoti. Ne tik, kad galinis, bet dar tie mažiukai šoniniai. Reikia labai ilgai pagalvoti, kada mes matėm tokią funkciją, kad šitai pasidarytų galinis stiklas. Čia Fisker užrašas yra ant spoilerio. Fisker. Iš viso reikėtų labai ilgai pagalvoti, ar apskritai koks nors automobilis ant stogo turi sumontuotus saulės modulius. Įdomu, kiek jie yra veiksmingi, mes sužinosim atsisėdę į vidų. Gerai, šitas automobilis man labai primena senasias Teslas. Medžiagos panašios, visas išdėstymas panašus. Na taip, pas senasias Teslas čia buvo ekranas įmontuotas, bet jisai irgi buvo stačiai. Ir apskritai šitas, taigi Fiskeris, jisai labai ilgai taigi buvo vadinamas jau čia Teslų žudikų. Kiek yra Teslų žudikų? Visi žudo. Visi išleidžia kokį nors naują modelį ir iškart Teslų žudikas. Bet, žinai kas man, kaip aš pirmą kartą atsisėdau automobilį, jis man buvo labai atmetimo reakcija. Po to sėdė, žiūriu, gal nėra čia taip viskas labai blogai. Pavyzdžiui, mes neturime dėtuvės. Turim kažkokį staliuką, kuris nežinia kam skirtas. Gal čia Alės sėdėjęs verslininkas su kompiuteriu ir dirbs. Nu, aš tai mieliau būčiau čia turėjęs normalų, norėjau sakyti bardačioką, normalią dėtuvę geriau turėčiau šitoj vietoj. Bet vis tiek kitaip, kažką bandė. Dar kas kitaip. Mažai staliukų, prašau, turime staliuką čia. Neįsivaizduoju, ką man su juo veikti, bet vat jis yra. Bet kažkaip, kam? Ką tu čia dabar? Kad, žinai, kad padaryt kažką kitaip. Bet dabar pažiūrėk, čia visai gal kompą visai smagiai pasidėtum. Vairuojant va ypač. Ne, pažiūrėk, sustoji prie raudonos ir tau reikia. Čia gal, žinai, kai sėdi elektromobilio pakrovimo stotelį, lauki, kol pasikraus ir kad turėtum ką veikti, nebent dėl to. Kad ir šitai pažiūrėk, kokie atsilankstantis, kažkas čia bandyti. Įdomesni nuo saulės, kaip čia tie. O Jezu, koks veidrodukas, jau čia moteriam nepatiktų. Skudelis nuo saulės irgi įdomesnis toks, tiek vairuotojo, tiek keliai. Bet žinai, ką aš dabar mąstau? Reiškia, žmonėms to nereikia. Jeigu jisai taip, šitas automobilis taip nepaeina... Žinai, ko reikia žmonėm? Reikia žmonėm automobilio, kurio programinė įranga nesibadytų, kai tik nusipirki jį. Vėlgi, paspaudus stabdį automobilis atbunda ir pabunda, vėlgi matyta, nieko nėra. Ir, mes visą laiką buvom labai tokie nepatenkinti, kai viskas yra sukelta į ekraną. Čia mes turime kažkokią irgi įdomesnę kitokią juostą. Kuri neatrodo labai kokybiškai, ypač kai ją lieti. Aš daug kaip čia spaudinėjau, pažiūrėk, kaip jinai visa juda. Visa. Atrodo, kad to išlūš. Čia gal mes nelieskim, geriau? Žinai ką, man šio automobilio salonas yra pilnas kontrastų. Iš vienos pusės turim kokybiškas medžiagas, va čia kažkokia versta oda, čia lygtais gal toks minkštesnis plastikas, čia ant vairo oda, sėdynės odinės, čia kažkokių staliukų įdėta, tada pradedi kai kur plastikus čiupinėti žemesnėse vietose. Čia viskas toje atrodo išlūš iškris. Durelių rankenos, aš nematęs tokių palaidų durelių rankenų, tik įdomu, kad pradėjus važiuoti ekranas vėl grįžta į pradinę padėtį. Bet šiaip tai daug šitai žymiai geriau. Man irgi keista, kodėl jį stato. Kažkaip taip viskas logiškiau, dabar jau kažkaip atrodo viskas atsistojo savo vietas. Ir tarp kitko galim pasižiūrėti, kiek saulės modulis prigeneravo saulės. Taip, per visą šio automobilio gyvenimą, tai yra per 12,5 tūkstančio kilometrų, saulės moduliai prigamino 133 kWh. Tai papildomai šiam automobiliui pridėjo apie 670 km nuvažiuojamą atstumą. 26 eurus, jeigu konkrečiai galim sakyti. Neblogai. Bet tu pasižiūrėk jo kokybę, tu pasižiūrėk šitą vietą. Tai čia guma kokybiška. Guma? Bet žinai, dabar žiūrėk, Izidriau, bet dabar rimtai, negi tu dabar atsisėdęs, eisi ir va taip tu tą mašiną atsisėdęs ir darai. Bet tau, matai kitose automobiliuose? Aš taip nedarau, aš gyvenime, pavyzdžiui, nesu daręs automobilį savo, eičiau. Šią juostą naudoju. Čia pripažįstu, čia aš pripažinau. Labai blogai.
Žiūrėk, stenkis viską nedaryčia. Man akivaizdžiai jaučiasi, kad šitas automobilis tiesiog yra iki galo neišdirbtas, nepabaigtas ir neištobulintas. Ne, gerai, nebekomentuosiu. Viskas eina į galą. Eina, pažiūrėk, kiek galia vietos. Ne šito išlaužysi, ką nors. Aš bijau, žinau, kad čia tikrai kas nors sulūž. Ne, šitą rankinėlę, tai čia atskiros apžvalgos, žinau, kad yra verta. Pažiūrėk, iš apačios čia neišlengvinta turbūt, kaip suprantu. Žiūrėk, dabar tu nekalbėk. Aš nekalbėsiu. Nes tu vėl pradėsi čia pyktą automobilį, nors jisai turi labai neblogų sprendimų. Ir man šiek tiek įsidūrius nustebino, palyginas šitą automobilį su Tesla i, nes Tesla jau ardo jisai, jau nespėjo įlipti, jau užsuko varžtus. Nes Tesla i, man atrodo, kur kas didesnis automobilis, bet vietos... Bet jis nėra kur kas didesnis, jie vienodo dydžio beveik. Tai, bet aš taip įsivaizdavu. Man atrodo, kad Tesla jį daug didesnis. Bet vietos čia yra tikrai normaliai. Jau nesakyk, vietos yra tikrai... Tikrai. Bet dar pliusai aš stengiuosi ištempti šitą automobilį. Va, pavyzdžiui, yra elektroninės sėdynės atsilenkia. Geras dalykas. Sakau, kontrasto automobilis. Man, tai, pavyzdžiui, tas stogas įdomiai atrodo labai. Čia gridai va vaikai, kad galėtų praryti, nors išsuks ir praryti galė sėdėti. Kur tau tokio dydžio praryti? Ne, sėdėti galė tai labai gerai. Gerai, viskas, einam į bagažinę. Jau žinok, man baisu, kad už tą mašiną sėdi iš vis. Kas bus, kaip vairuosi? Valdoma elektra. Šiaip tai bagažinė yra labai solidaus dydžio. Nesiekia 500 litrų, bet vis tiek yra neblogai. Turime va taip pat tokį kaip ir dvigubą dugną. Dydžiu automobilis yra praktiškas. Sėdėt gale patogu, vietos daug, tiek prieki, tiek gale ir bagažinė taip pat yra solidaus dydžio. Bet jeigu lyginsim su Tesla, šio automobilio priekinis gaubtas neatsidaro ir prieki bagažinės neturim. O dabar galim važiuoti. Žinot, aš dabar sėdžiu vairuoti šitą automobilį ir man gaila. Gaila liečia viską. Jūs erzina šitas veikėjas mane. Palauk, o tu matei tą durelių dėtuvę apatinę? Normali. Normali? Palauk, paklyvik. Normali? Čia gali su visa apdaila. Čia atrodo, žinai, čia už ką nors paėmė, atrodo, kad Žinok, neerzina. visa durų ta apdaila nusims. Neerzina. Automobilis ant popieriaus atrodo gerai. Kaip ir to tai baigiam laidą ties to. Koks puikus vairas. Storas ir tvirtas. Forma įdomesnė, bet gerai. Iš tikrųjų dabar yra svarbiausia kaip automobilis. Kas čia buvo? Kaip Pas mane viena rankena neįlenda. Pas tavai įlindo galinė rankena? Čia įlinda. Pas mane viena rankena užstrigo. Taikta? Jo. O! Pataisė. Super. Pasitaisė. Įlindo. Šiek tiek užstrigė. Voliuks, ačiū. Dėkui. Nervuok manęs gerai. Prilėčiau ir iššoko. Tu žinok, jau nervuoja mane. Įdomios rankenų dizainas. Jis šiek tiek... Atsargiai. Atsargiai tu būk atsargus. Būki bet sargus. Bet žiūrėk. Bet važiuoja? Pajudėjom. Palauk, žiūrėk. Ne, nesustoja. Aš žinok, man pedal drive neradau pas jį, bet gal reikia per meniu pavaikščioti. Yra, aš buvau radęs. Kodėl čia jisai turbūt mažų greičių specialiai dėl saugumo užė taip švilpia va. Nuo 30 km/h jisai pradeda tokį įdomų švilpimą leis. Gerai, ir mūsų dabar poligonas 22 colių ratlankiai. Niekas nebarška. Ne. Viskas barška, kas gali būti. Kaip, niekas, kokia standi mašina. Ta prasme, turbūt nėra nei vieno plastiko salone, kur nebarškėtų dabar čia važiuojant. Oi, kaip gerai važiuoja. Man labai įdomu, kas bus, kai šitas automobilis prabėgęs bus kokį 100 tūkstantukų. Gerai, jau turi automobilį šitokių įdomių dalykų, kad ir, va, pavyzdžiui, paprastas dalykas režimai. Ne šiaip savo režimai.
Bet įdomiai pavadinti ERF. Supras, kad tu važiuoji taupiai ir tas zyzimas tai jau man erzina. Kad tu važiuoji taupiai ir saugai žemę. Pavyzdžiui, turim fun. Supras, kad jums bus smagu. Tada turim hiper režimą ir viskas. Ir turite funkciją, kur jums gali atjungti galinius ratus ir bus automobilis varomas tik tai priekiniais ratais, ne visais 4. Bet bus efektyvesnis, šiaip tai gerai pagalvoti. Kad būtų taupiau, jeigu jums nereikia čia kažką lakstyti, tai jūs varote tik priekiu varomo ir jūs taupote elektrą. Šiaip tai gerai važiuoja. Jis važiuoja, vairas aštrus, bet žinok, jis man labai panašiai važiuoja. Šiaip svyra tai nemažai. Šiaip su 22 colių ratlankais jisai, nu taip, jisai standus, bet... Aš įsivaizduoju, kad jis daug blogiau važiuos. Nu, vėjo užimo tai turim. Bet šiaip, kiek mes čia kabinėjomės prie visko, jisai man labai primena, kai Tesla važiuoja. Senesnės Teslas va taip ir kažkaip, nežinau. Šitas, žinot, kas iš tų automobilių? Jisai yra toksai man kažkoks labai neužtikrintas ir kažkoks neapsisprendęs. Lyg ir viskas gerai, bet turi tragiškų dalykų. Pažiūrėk, svyra. Lyg ir jisai važiuoja, bet jisai kažkaip galiuose per akis. Baterija didžiulė, bet jisai kažkas yra su juo negerai. Jis neišbaigtas. Jisai yra neišbaigtas ir jisai... Atrodo jisai traukos, wow. Atrodo gerai. Baterija didžiulė. Sprendimų įdomių turim. Bet, nežinau, visą laiką toksai jausmas, kad tu įvairuodamas toksai nesijauti gerai. Jisai nėra brangus automobilis ir kaip už savo kainą, šiaip jis važiuoja labai gerai. Kaip už tokią kainą jūs gaunate daugiau negu 100 kWh talpos bateriją. Tai yra labai gerai. Šiaip tai nėra kito jokio automobilio, kad už tokią kainą tokią gautų. Jisai iš tokio dydžio automobilis. Šiaip, jeigu nebūtų bankrutavę, visai pagalvočiau apie tokį automobilį. Jeigu nebūtų bankrutavę, galbūt ir ištobulinė iki galo. Fiskeriui nepasisekė, bet galim pakalbėti apie žmonės, kuriems sekasi. Tai yra lietuviai, kurie sukūrė, gamina ir prekiauja OBD 11 įrenginį. Beje, kaip įdomiai, mes dabar buvome nuvažiavę į sostinę ir net keli žmonės prie, ir beje vyresni žmonės labai įdomus. Mūsų labai klausinė apie OBD 11 įrenginį. Tai vėl pabrėžiu, Lietuvoje sukurtas, Lietuvoje gaminamas ir lietuvių parduodamas produktas. Tai yra puikus diagnostinis įrenginys, kompaktiškas, veikia tiesiog pasijungiant telefono pagalbą prie jūsų automobilio. Aplikacija yra labai paprasta, kiekvienas iš jūsų mokės nuskaityti klaidas, ištrinti klaidas. Visus automobilius, su kuriais šis prietaisas veikia, rasite obd11.com tinklapyje, o jei perkate šį prietaisą ar bet kokius planus ir paketus, obd11.com pasinaudokit nuolaidos kodu GAZAS dugnas ir šitaip gausite 20% nuolaidą. Jau jisai ruošiasi, jau ruošia veidą savo. Dabar žiūrėk, dabar taip, taisyklės yra tokios. Prisimink, kiek kainuoja šis automobilis, tada daryk išvadą. Šiaip gerai, kad Paulius pasakė kainą, nes šis automobilis naudotas kainuoja apie 30 000 eurų. Nėra turbūt jokio kito elektromobilio rinkoje su didesnė negu 100 kWh baterija, kokį jūs galėtumėt už tokią kainą nupirkti. Šis automobilis drąsiai nuvažiuos apie 500 km. Drąsiai. Jeigu važiuosite taupiau, nuvažiuos ir daugiau. Tai yra labai geri skaičiai. Jis turi labai daug galios, 570 arklių, 4 varantieji ratai, didžiulė baterija, tikrai praktiškas didelis automobilis. Jo problema yra ta, kad jis tiesiog yra nepabaigtas iki galo. Ir kita problema, neaišku, kaip jis laikys kainą. Nes be to, kad jis yra neišbaigtas, jo gamintojas dar ir yra subankrutavęs. Tai va, Paulius labai gerai pasakė, gaila, kad Fiskeris subankrutavo ir mes negalėjom pamatyti, iki ko išaugs šitas automobilis. Nes startavo su labai gerais duomenim, tiesiog, salonas nepakankamai kokybiškai sūrin. Tokios visos problemos, kurios turėjo tik atsiradusios pirmosios Teslos. Jis atsirado per vėlai šitas automobilis ir per anksti baigė savo gyvenimą. Dar įdomu. Yra tokia boost funkcija, tai kaip suprantu,
Tai yra launch kontrolas iš esmės. Aš galiu paspaust on, iš vietos sustartuot, kad pajaust šio automobilio dinamiką, bet aš to nedarysiu, nes iš viso šią funkciją galima panaudoti 500 kartų ir aš matau, kad ji dar nė karto nėra nenaudota. Dar likę 500 kartų panaudoti bus funkciją. Tai tegu automobilio savininkas tai padaro, nenoriu aš atidaryti šito režimo. Kaip įdomiai. Gal po to jie planavo, kad po to turbūt galėtų nusipirkti online. Jo, greičiausiai planavo kokį nors atnaujinimą. Bet šiaip gaila man šito automobilio. Man žinok, sunku vertinti šitą automobilį. Man labai gaila šitą automobilį. Man irgi gaila. Pirmas ir Fiskerio dabar gaila pasidarė. Va ir tada kažkaip, atrodo, žinai kas šitam automobiliu, jam labai nedaug trūko, kad būtų geras automobilis. Poros metų darbo dar trūko ir būtų geras automobilis. Žinai, aš tai manau, žinai ką jie padarė, jie kaip suplanavo šitą automobilį, ant popieriaus jis atrodo žiauriai stipriai. Bet kai pamatai realybėj, matai, kad trūksta to, trūksta ir tenai. Jam ne tai, kad trūksta, jam trūksta tiesiog kokybės. Trūksta kokybės. O kokybės jam trūksta dėl to, kad jam tiesiog reikėjo atlikti daugiau testų. Surinkti automobilį, su juo daugiau pavažinėti, pasižiūrėti, ko jam trūksta ir tą dataisyti. Gerai, bičiuliai. O jeigu jūs ieškote savo kasdienį automobilio, užeikite į mobile.lt ir gal rasite išbaigtą automobilį tokio, kokio jūs norite, bet nenorite jo pirkti, norite tiesiog vairuoti. Sinuomojate, viena fiksuota įmoka, viskas gali būti jie įskaičiuota ir vairuojate ir nesukat galvos. mobile.lt. Taip. O grįžtant prie Fisker Ocean, kalbant apie išvaizdą, automobilis man atrodo solidžiai, rimtai, man jis atrodo patraukliai. Taip. Ir net kokybiškai, žinokit, iš išorės jis atrodo. Tai aš daug 9 duosiu. Duodu, aš irgi norėjau tą patį sakyti. Jis atrodo, man patinka jo išvaizda. Taip, gal šiek tiek pakopinta, gal kažkas, bet kokiu atveju jisai tikrai atrodo gerai. 9. Už saloną aš jam duodu 5. Kodėl tu taip mažai? Salonas yra nekokybiškas, traška, negaliu sakyti, kad man jis labai patraukliai atrodo. Didelė, joje vietos daug, elektroninės sėdynės, salono privalumas yra tik galinės elektrinės sėdynės ir patogi erdvė, nes daug erdvės yra salone. Meniu man toks keistokas, bet tikrai ne 5, jau tik nesakyk. 5, labai prastai surinktas salonas. 7, tai gerai, bendras vidurkis 6. Važiuoja šitas automobilis ganėtinai keistai. Man toks trauka superinė. Šokiniai, toks šoktelėjimas jaučiasi. Bet žinai kas, trauka jo yra labai gera, netgi įspūdinga trauka. Tai taip, jisai ant popieriaus turi didelę bateriją, iki 100 bėga greitai, toli nuvažiuoja. Bet aš su juo saugiai nesijaučiu. Tai va tas yra, kad pedalas tas stabdžia, ten užtikrintumo trūksta. Bet ko, jau čia labai jau kabinėjame. 7. Kodėl mes šitam automobiliui esam tokie reiklus? Būkime reiklus kiekvienas savo asmeniškai. Važiuoja 7. Gerai, sutinku. Ir dabar jo kaina. Jeigu mes paimtume duomenis ant popieriaus, kurie yra labai geri, tai aš jo kainai duočiau 11. Taip. Nes automobilio su tokio dydžio baterija jūs už tokią kainą tiesiog nenupirksit jokio kito. Nėra. Jo tiesiog nėra. Už 30 100 kWh bateriją, čia mes šiek tiek taip juodai pajuokavom, kad galimai ateityje šitas automobilis, jeigu jisai toliau pigs, tai apsimoka įpirkti vien dėl baterijos. Jo, namie kaip powerbanką galėsit pasistatyti. Kaip saulės kaupiklį. Taip, jeigu pagal duomenis ant popieriaus kainai duočiau 11, bet atidžvelgiant į tai, kad gamintojas yra subankrutavęs, automobiliai aš manau, kad įspūdingai pigs, tai aš jam už kainą duosiu visgi 7. Gaila, bet tokia yra realybė. Duok 8. Duok 8. Sakau, iš vienos pusės už tokią kainą. Ko tu jam toksai reiklus? Aš jam nereiklus, aš tiesiog noriu pažiūrėti realiai. O realiai pažiūrėsim taip, kad po metų jis kainuos turbūt iš vis 20. O dabar pažiūrėsim realiai, kaip iš tikrųjų yra. Nes viską žinote jūs, mūsų žiūrovai. Ir vėl mūsų Instagrame balsavote, o jeigu dar nebalsavote, dabar pat užbėgite Gazas Dugnas TV ir balsuokite kiekvieną savaitę. Nes šią savaitę Izidrius Paukštys jūsų visų paklausė, kaipgi jūs vertinate Fisker Ocean. Ir štai jūsų rezultatai. Taip, kaip nubalsavo, taip ir turit. Jeigu nepatinka balsai, tai pasiekit mūsų Instagram'e ir sudalyvaukit balsavime ir jūs. Bet kokiu atveju, štai šis Fisker Ocean yra vertas štai tokio balo. Taip. Gerai, bičiuliai, viskas neliūdėkite, nes mes susitiksime jau visai netrukus 16:30 per TV3 su Gazas Dugnas Show. Sekmadienis yra tarptautinė Gazo Dugno diena, tai neužmirškit įsijungti 16:30 TV3. Šiandien. Iki susitikimo, bičiuliai. Iki.
Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD11 automobilio priežiūra tavo rankose.